Tikrai tokių žmonių yra. Mokėkite atsirinkti, teisingai pasirinkite. Nu ką, linkiu sėkmės. Stojam senam geram Nevėžį, kitoj pasidabės vėl prie šūdų vamzdžio, o šūdų vamzdis tai teoriškai ir yra šūdų vamzdis. Jį išteka nuotekos Kauno, čia va kas viršui gyvena, visų tų žmonių nuotekos, tai įsivaizduokit. Kur ten neputos, jeigu ten praškų belenkiek. Tai žodžiu, pasigavom živcelio, patys matė tempą kaip živcelis greit, 5-10 minučių, dabar į marias. Bandysim starkį. Žadėtas starkis irgi reikia padaryti laidelę, nes kitaip čia nebus. Diržą, aišku, irgi gerai būtų, jeigu jau vairuojam. Tai va, susimatom ten. Čia tas kelias, tai žiaurus, kalniukai. Dabar važiavo Udinį iš galo, mirksėjo žiauriai, kad jau praleisčiau. Praleidau, aš važiavau 90. Praleidau, va, 100 metrų stojo bachūras tikrinosi, ar karteris nepramuštas. Kai pakilo ant kalniuko, tai mačiau net galą siekia apačią. Nu tai. Tai va, tokios to kelias. Atsargiai vairuokit žmonės. Pavadėlis 2 metrai, kablys ir svoris su atvadu, atvadas apie 30 cm. Jeigu sistema kažkiek teisinsis, paaiškinsiu kaip rišti ir dėl ko. Jeigu ne, tai kam čia tuščiai pasakot, ne? Aukštės porcija su nukirpta uodega ir tiesiog, bet uodegos galo. Davai, mostelnam.
Ir vieną ant pinto valo paleisim patikrintą aplamai ir kokios žuvies yra. Galvojau rišiu irgi ant starkių pintą valą, bet aš karščio didesnio su tuo pintų valu nesusitvarkau, tai su starkiu bus... Nu, pažiūrėsim, jeigu kuri žuvis atsilieps pirmai geresnė, kuri man patiks, tą vieną meškerį ir pakeisim. Viso bus 3 įrankiai, tiek žinių iš užsienio. Nu, 3 kuolai mostelti. Ką, laukiam. Pradžiai metam toli. Neaišku, kur tas starkis gali laikytis. Paskui pažiūrėsim, gal arčiau, gal toliau. Gal iš vis čia nepataikėm. Bet šiaip jau žinom, kad laiko nepataikėm. Geriausiu temstant naktį dar kažkada. Jie ateina į krantus. O dabar aš čia esu dieną visiškai, 12 valandų. Gal kaip tik ant tokio oro mutno. Gerai, kad aukšlių važiavau Nevėžį. Pilni krantai, kiek pažiūriu, tiek visur aukšlių. Kas aišku gerai, vadinasi, yra ir plėšrūnas kažkur. Gal už brovkės žemiau šiek tiek stovi. Čia aukšlė, čia tie ir fu, arba ne fu. Dzikų beveik nelikę, tai įsivaizduokit. Diena nėra ko mest net. Nu, eilinį kartą pasirinktas netinkamas laikas. 3 valandas sėdim. Nieko. Čia su tašku ant fideriuko kažką galima. Bet tik ne ant starkių. Kontentėlio ką, duosim biškį iš namų, ką padarys, nemokam gaudyti žuvies. Darysim ką mokam, galbūt, pažiūrim. Pradžiai tai išsiaiškinam, kaip mes tai darom.
Okay, in today's video, what I'm going to teach you is how to use frames. Really simple. Tai kągi, pradžiai paformuojam, ką mes norim. Galime pakabinti laikiklį, tarkim, meškerykočio. Galime pagaminti kibimo indikatorių. Kibimo indikatorių iš tikrųjų įvairių čia esu prisimastęs, bet nežinau, kas pasiteisina, kas veikia. Aišku, faktas reikėtų pagaminti pradžiai. Reikėtų grįžti prie senesnių mano darbų, tai kibimo indikatorius nepabaigtas. Nu kaip, pabaigtas, bet pritrūko fantazijos. Na, tiesą sakant, ir viskas čia gerai buvo, tiesiog viršutinę dalį per mažą buvau padarę. Tada formelės gumoms irgi. Tai žodžiu, galbūt šiandien reikėtų tiesiog grįžti prie indikatorių, nes labai einamas dalykas pačio žuklėse, dažnai sulaužau, o čia neįsitraukiantis tikrai taip lengvai, galima užspausti tiek, kad jis išvis susispaus ir jis yra iš šviečiančio plastiko. Šiek tiek buvo mano klaida, kad aš nesu išsaugęs failų. Tai projektas šiek tiek, sakykime, prasidės nuo pradžios iki pabaigos. 1,5 mm storio plastikas. Beje, lankstus PETG vadinasi, jei kažką bandysim atkartot galbūt, nes tikrai patvirtinta. Gal šiek tiek norėtus kitokios formos, bet turėjęs aš visokių gaubtų, bumbulų ir panašių, tai, nu nežinau, nesižiūri. Tiesus daug geriau žiūrisi. Nusibraižėm pirmą dalį, pasiruošėm. Nežinau, visų dalių galbūt ir nebraižysim. Nėra čia mum kojos braižyti. Turime 2 dalis. Tiesiog panaudosim kaip vaizdo kūrybai. O paskui, tiesą sakant, čia bus iššūkių su viršutinė dalim, kuri turi spaust ir laikyti valą. Tai žodžiu, kad jinai nesulūžtų. Mano, kad jinai sulūžo. Kažką ne taip dariau. Tai va čia bus šiek tiek pokyčių. Nežinau dar kokių, bet braižydamas pagalvosiu. Kaip čia tą įgyvendinti ir kaip jai padaryti, kad būtų geriau. Vieni naudoja, kiti nenaudoja. Aš naudoju, kas nenaudoja, šaunuoliai. Kol kaitinam galvą, šiek tiek prastumsim senų printų liekanas tamses, kad mum labai nejuoduotų.
susimažinom kaitinimo galvutės temperatūrą, šiek tiek pačios lėkštės. Ir pažiūrim, greitis kol kas 100, nežinau kaip seksis pradėti. Vyksta dabar kalibracija. Dabar kalibruojasi printeris, tai žodžiu, pažiūrėsim, kas iš to išeis. Pirmas leidimas, realiai, tai nežinau. Gerai, ši dalis vyksta, šią stabdom, darom laikiklį. Printeris vis tiek nepasituoda, neklauso, nepadarom taip, kaip norim, bet pačią sistemą padarom, tai yra gal taip padariau vidinį matmenį, šiek tiek sumažinau. Matau iš vidaus ir pagal vidinį padariau, tai gerokai skiriasi nuo originalo, bet viršus turėtų tekti. Geras laikiklis. Taip reguliuojamas spausdintuvo galvos aukštis. Laiko. Nu, baigiam. Belenkas atrodo, aišku. Idėja buvo tokia, kad va taip įsistatys. Bet dėl printerio blogų savybių dabar suspaudėm ant viršų ir apačią. Kadangi niekas mums nesigauna, dorai tik kai gaudavosi, esu pasidarę žieminius varžybinius stovelius, kaip pasakyti, bazėm. Viena žymi bazė, kita žymi jūsų gręžiamą eketę, tarkim. Tai veikdavo. Printeriukas buvo normaliai. Formas, kaip sakau, liedavau, tik tai neradau pigiai tos gumos užpildo. Ten labai kosminiai pinigai buvo. Nu kaip, pusę litro 70 eurų. Tai kiek gumų šitai išeitų? Belenkiek. Neturiu, aišku, kompo dabar taip greit, bet ir sau. Fukum. Tai žodžiu, būtinai kažkokį žodelį tarkit komentaruose, ar įdomu tokie kraftai būtų. Nebūtinai su 3D printeriu, galiu gaminti įvairią įrangą. Matot, kaip šiečia. Galiu gaminti įvairią įrangą, plūdė, šėryklos, galbūt pagaudytume patys ant savo gamybos šėryklų. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad stebite, ačiū, kad žiūrit.